Labadiena, mėly Medžioklė Info naudotojai. Dabar aš jums parodysiu, kaip reiktų prisiregistruoti, prisijungti ir pasikeisti savo slaptažodžius Medžioklė Info svetainėje. Iš pradžių atsijungiame. Dabar nuo dabartinės paskyros nesusikursiu naują. Spausiu registruotis, nes noriu naują susikurti paskyrą. Suvedu slaptažodį, kaip matote, rodo jo stiprumą. Būtų geriausia, kad stiprumas užpildytų visas 5 pakopas. Dabar čia suvesiu elektroninį paštą. Šiuo metu sugeneruojamas laiškas ir išsiunčiamas į mano pašto dėžutę. Dabar aš prisijungsiu prie savo pašto dėžutės ir patvirtinsiu šį laišką. Štai atėjo laiškas, kaip matote. Aš naudoju Gmail pašto paslaugą, iš karto atėjo laiškas. Štai patvirtinimo nuoroda, net įrašoma. Ačiū už registraciją svetainėje medžioklė.info. Jūsų sąskaita sukurta ir turi būti aktyvuota. Norėdami aktyvuoti sąskaitą, spauskite šią nuorodą arba nukopijuokite ir įklijuokite ją į savo naršyklį. Elementaru. Viskas, registracija pavyko, profilis matomas, galiu redaguoti, jeigu noriu. Super, tiesiog nuostabu. Dabar parodysiu, kaip atstatyti slaptažodį. Spausti atsijungti, kad atsijungčiau nuo savo paskyros. Spaudžiu prisijungti ir matote, pamiršta prisijungimo vardą ir pamiršta slaptažodį. Jei jūs pamirštate savo prisijungimo vardą, galite naudoti šią nuorodą, kad jis būtų jums primintas. Arba galite naudoti šią nuorodą, kad jūs nusiųstų į puslapį, kur jūs galite atstatyti savo slaptažodį. Čia įvedate savo elektroninį paštą, su kuriuo prisiregistravote prie medžioklė.info. Dabar įvedate saugos kodą, kuris yra generuojamas Google saugos kodų generatorius. Spaudžiate pateikti. Jums buvo sugeneruotas slaptažodžio atstatymo laiškas ir siųstas į jūsų pašto dėžutę.
Štai. Dabar galiu pasikeisti slaptažodį. Viskas paprasta, jokių problemų. Dabar galiu prisijungti prie savo paskyros arba sąskaitos. Bet čia prisijungiu prie kitos paskyros. Administratorius, kadangi tvarkau šią svetainę, tai galite net per čia nueiti savo profilį, krepšelį, jeigu kažką pirkate. Galite įdėti skelbimą, pažiūrėti savo profilį, nors karštojas įrašas, narystės, paramą tinklapį, mano narystės, tavo video, apklausos, tavo skelbimus ir panašiai. Noriu peržiūrėti savo profilį. tą dalį reiks iškirpti.